Labas vakaras. Turim vakarinuką. Miliarinių. Nu, žinai, galvoju pasidalinsiu biškį turiniukų. Aš šiaip, žinai, ką nors turiniukų, kad kažką įmėsiu, žinai. Pirmis tą tokia sriuba, tokia išlykščiai valgiau. Eina načart. Tai nesuprasi, kas ten buvo. Bet galiu parodyti. Žiūrėk. Nenoriu, žinai, prisipildyti. Oi, paėmiau aš kažką. Kopūstų, brokolių, bulvių, morkas kelias blau. Eina navo. Ir subrandė. Ligoninėje jie nori kraujas stiprinti. O paskui sakė, nebestiprinsim, navui, perpilsim tiesiog. Su policija atvažiavom, įsitempėm iš namų ir dabar mes tau kraują perpilsim. Jie bairės tai, bairius kalda. Jūs galite primesti, atvažiuoju iš savivaldybės kažkokie asmenys su policija atsitempė ligoninę ir jie tau nori kraują perpilti. Priverstinai su kaliošais atsitempė su policija su antrankiais. Sako, dabar tau kraują perpilsim ir kursą. Turi užbaigti kursą. Tai kursą. Iš kur atsiranda tie kursai? Aš esu galvoju, kas čia taip sugalvoju? Kas čia taip paėmė ir sugeneravo tą, kad Fiodorovas turi kursų kažkokių. Kas čia taip sugalvoja, kad Fiodorovas turi ant vieno šono 5 metus ant vieno šono gulėti. Ir stazinėje situacijoje jam kraują reikia perpilti. Nu, čia gali galvoti, ką tu nori, supranti. Su tokiu terorizmu, kai teroristai įsilaužusi policija tavo namus, atein išsivežė kažkokį tuberkuliozyną. Tipo tuberkuliozės ligonį. Jau čia paaiškėjo, kad čia narkomanins kažkoks vapšė. Kažkokiam narkomanijam užsiem jie čia. Ar kom jie čia užsiem, aš nežinau, čia tik mano nuomonė, žinai. Ir jie nori tau kraują perpilti, įsivaizduoju. Jie nori tave gelbėti. Jau jie tave jau taip sužlugdė, taip. Per tuos 5 metus jau tu ir taip praradai visą karjerą, tave tai visą sužlugdė. Ir jie nori tave taip gelbėti. Iš kažkur išgelbėti jie nori. Jie nori išgelbėti tavo sveiką. Taip jie. Aš suprasčiau, kad paimtų į banką įdėtų 500 tūkstančių. Namuose atsirastų kokia mašina, koks Mercedesas šiuolaikinis, kad nori padėti. Aš suprašiau, atvažiuoju, įsilauži namus, išsiveži kažkokį narkomanyną ir nori tau kraują perpilti, sako, mes tau padėsim. Mes norim tave gelbėti, mes norim tavo sveikatą išgelbėti. Įsivaizduoju. Aš jau čia užsitempiau. Ir ryte gavau tokią pusryčių krūvą grikių.
Žiūrėk, kokia krūva grikių. Nu, grikių tai grikių. Bet ir kokį lašą, žiūrėk, mėsos gabaliuką, žiūrėk. Kaip centimetrą, nei centimetrą mūsų nėra. Su tokiu įsivaizduoju. Ir šitą proporciją turi užtekti vadovo, žinai, tai turi, supranti, kaip čia turi, po tokį pusgramį, šaut ir va tokį grikių užsikąs vietoj duonos. Eina nago. Ir jie nori tave gelbėti. Ir kraują perpilti. Nu niek, aš laukiu tų atsakymų. Aš laukiu tų atsakymų oficialių, kuris siunčiau. Iš šitus pooperacinius, supranti, stadijas, tas būsenas, ane? Kaip jie vadinasi, terminai jūs. Jau man sugadins kvepams, jo, labai gerai, ačiū. Staziniai būsenai. Labai ačiū. Ir nuo to padėti. Jėzu. Nu tai tragedija vėl, nu ką čia kalbėti. Kai tu matai tokius bairius. Mane įtariamasis Fiodorovas ir įtariamų. Nu, teismas, taip sakė, įtariamų tik tai. Pripažinta nėra, įtariamų. Ne. Nu, tai įtarkit, nu va, šlaunikaulį, nu, kai suvarė. Tai Klaipėdos universitete, nu, tai įtarkit, ko netarinėjat. Tarinėjai kažkokius, blėt, šlagbaumus, blėcha. A, dar nežinau, kas jūsų tose galvelėse? Nesuprantu. Grekiai. Jokauju, supranti. Bet laukiu kuo greičiau atsakymą į mano oficialų laišką išsiuntimą, supranti. Kiek aš čia dar gulėsiu ir gadinsiu savo sveikatą. Ir laukiu žalos atlyginimo. Kreipsiuosi į VSD ir viską žiūrėsim. Bet jau toks pazoras, ane? Nu tikrai pazoras, nu. Eina navai. A mėsos nėra, ko nėra, tvarte kiaulių neturit. Kas čia buvo? Jie nori man kraują perbilti. Aš su tokiu, nu kai tokius šeria, tai čia jau reikia ne tik kraują perbilti, ne, reikia smegenis persodinti. Smegenų operacija. Balsų. Ir ant to vieną šoną
tas paviršutinis kvepavimas. Atsistoji, statmenai, pradedi plaučiai, bleka, pradedi kutenti, pradedi valytis jį. Nuo to ištiesai ant vieno šono. Įtariamų. Čia įtariamasis ant vieno šono. Ane? Kaip ten pooperaciniai tie simptomai. Nutilėsima, kaip ten jūs, pagal jūsų teisę, apylinkės teismas. Venckevičienė, kaip jūs sako, nutilėsima, ne? Tai mes nutilėsim, prasuksim biznį. Neprasuksit biznį su jokiu Batulevičius, kai nėrė kūnas, tai nėrė. Sakau, reikia skūsti. Kai reikia skūsti tą nutarimą teismą. Čia nesąmonė, čia batorius, turėjau peragant vieną šoną. Sudarimo sąlygas gulėti 5 metus. Eksperimentinis. Ane? Niekad žalą atlyginsit man. Aš nieko nežinau. Man įdomu. Nieko nežinau, man įdomu. Tu čia batoriau su savo draugeliu. Tu gausi atidirbti. Klaipėdos universitetinė. Ir niekur nedingsi. Sugaudys tave. Sugaudys tave VSD, visas akreditavimo įstaigas. Už totalų konkretų sveikatos pažeidimą, sugadinimą. Tu nieko nebaigęs, jokių čia gydymų. Tavo atsiboda, į pakaušį šovė, ką reikia plaučius gydyti. Tai tu atsipeikėk žmogau, ką tu darai. Dabar turiu rašyti, kodirkas tai ligūnai tuberkulioziniai. Kad peržiūrėtų tus visus pareiškimus, visas tas bylas, tavo tus gydymus, neatsakingus tavo, tai šiukšlės žaizdu, kur specialiai darai, kad žaizda negytų. Ten darai tas nesąmonės. Tai gausi atsakyti už tai, už sveikatą sužalojimą. Ar dabar man turiu kažkas surūpėti, aš turiu čia kažkokius kursus, sveikatą drožti, kažkokiam rūgštim, kažkokio chemiją jėsti, rūgštai, sveikatą gadinti. Tai žalą atlyginsi ir viskas bus gerai. Ką? Juk neduris esi, supranti, ką darai su savo draugeliu. Kas tenis? Kajena kažkoks. Vardą nežinau. Atsirado 2 draugeliai, Kajenas. Nieko tai jūs antstoliam su Kajena ir atsimojuosit. Ir atlyginsit. Ką? Už tą visą mėšlą čia, kur pridirbai. Kas ką pridirbo, ne?
pridirbo. Nu, su savo narkomanijom. Dabar jau čia ramu parima. Dabar pakankamai gerai. Supranti. Iš po to nasija, nes kokiu čia buvo privežę tų asmenybių, individų, tai ką žinau, kurva. Jūs biškai gal ten Seime girdite tą švietimą, atsakykit biškai atgal, kad tie žmonės normalesnė, kurva. Kiek iš su tom formacijom, kurva, grybą pjausit, kai durniukai. Kurva, taigi užpėsiu. Ar jaunavai povai? Ai, povai. Tai jam povai, Kinija, viską sutvarkys, ane, ir bus gerai, ruso fašistai. Taigi netvarkys, kurva. Taigi netvarkys, reikia atlyginti žalą už padarytą kurvą nuostolius. Kiek sodybui nuostolių kurva atsitiko, kiek darbų liko nepadaryta kurva. Tai tu biškai su prateliu kurva susipykęs esi ar kas. Nu taip žmogui kurva kenkt. Ar tu visiškai toks kurva durnas esi, blėt. Nu tai jūs ten Seime biškiuką atsipeikėkit, ką jūs ten darot. Kas ten buvo pala nuvažiavęs? Olekas. Juozas Olekas. Ar ne į tą universitetinę Klaipėdos. Tai Olekai reikėjo nueiti pas Šebatoriaus. Nu pasiklaus, sakyt, kaip dėl Fiodorovo. Kaip dėl Fiodorovo Stasės. Nu reikėjo paklausti Olekai, ar šiukšles dar tu žaizduoji. Ar jau išsiėmė šiukšles žaizdos, ar jau išsiėmė, ar jau atmetė. Na, Olekai, nu žiūrėjau tavo laidelę tokia, šypsai, jis nieko gerą. Šypsai, jis nieko, tu ten nesupranti, kas ten daros. Kaip abstrakcijoj. Kaip cukriniai, ne, kaip cukriniai runkeliai. Cukriniai runkeliai. Jėzus Marija, kas taip tus kiaušinius kurva verda? Aš nežinau, ar jūs kurva Alytui sugebat kiaušinius įsivirt normaliai, ar čia tik narkotikų jūs kurva apsivalgot, cukraus, cukrinių. Nu, nein kiaušinių nulukti, pažiūrėk, kai lapas. Ir amžina melodija tas pats kurva. Taip minkšto kiaušinukus, taip skaniai pavalgyti, viskas klas. Ir nein nulupti. Lapas su visa mėsa. O, žiūrėk, pasidėjau net mėsos gabaliuką, sakau, užkasiu, nes noriu valgyti, kurva. Pasidėjau, sakau, taip išgriaušiu, žinai. Čia man pasidėjau. Ir nemoku kiaušinių net išvirti, kurva. Tai gerai, kad šiandien užsisakiau tą, supranti, pasišildyti maistui. Keptuvę užsisakiau maistui, pasišildyti, nu tai išsivirsiu kiaušinių, nusipirksiu iš Barboros, tai išsivirsiu pats. Nu nemoku nevykėlį kiaušinių išvirti. Ką čia reik valgyti? Reik pusę išmesti. Ar tai valgyti? Ne. Ir šiukšlės dantyse dar traš. Eik tu nagui, kurva. Tai kaip jūs galite žalos neatlyginti už tokią kurvą skriaudą žmogui? Aš nesuprantu, kurva. Aš jūsų totalinės. Ar jūs antžmogiai, kurva? Aš gal papuoliau į kokią antžmogių, kurva čia. Antžmogių. Antžmogių visuomenė. Nu, ne visuomenė, tai ne antžmogiai, supranti. Primatai. Nu, primatai, individai dar, žinai, dar augantis. Nu, dar augantis sąmoningai. Nu, bet jie tai jau kiaušinė, tai jau turėtų mokėti
išvirti. Kas taip tą kiaušinį vert, kurva? Kas tai verta kiaušinį? Nu, nein juo nulupti. Žiūrėk. Nu, į dabar turi lupti, kurva, kiaušinį pusę valandas. Nu, o tai pasidės šiukšlinę ir turi lupti po mikroskopą, supranti. Ir tai nepadeda. Svarbiausia, nepadeda po mikroskopą. Vis tiek lupas mėsikėta skane su baltymais. Ir ką tu turi su jais, kurva? Nu kaip? Aš laukiu, blėt, kuo greičiau, kurva, man pateiks tus atsakymus ir dėl žalos atlyginimą, supranti, man pinigų reikia gydymui, kurva. Neturiu nei centą. Nu, tai turiu iš savo pinigų, supranti, kad nemirčiau badu, kurva. Turiu nusipirkti keptuvę, pasišildyti, kad kažką maistą pasišildyti. Įsivaizduoji? Iš savo pinigų, kurva. Aš krentu į bačką per juos ir nieką nežinau. Jūs gausit man viską atlyginti su kaupu. Už visus 5 metus ir dar daugiau. Sugadinta, supranti, reputacija, sugadinta psichologija, sugadinta šeimos sveikata. Nu, viską gausit atlyginti. Nu, ir viską gausit atlyginti su kaupa. Nes nemokat nei kiaušinių išvirti, nieką nemokat. Nu ką jūs mokat, kurva? Ne jūs teisme mokat kažką elgtis, kažkaip priiminėti sprendimus adekvačius, nei kiaušinių mokat išvirti. Eina, nagui, jau pirmais tą mėsį gerodžiau. Kaip atrodo su tais grikiai. Eik tu, nagui. Nu tai visuomenė ir pamatys, nu tai sakys, nu tai tragedija, kurva. Nu tai kur tau nebus tragedija, kurva. Jau ant tiek adekvatumą prarasti. Tai kad nagui. Totaliai. Tai turi, supranti, po mikroskopą lupti kiaušinį pusę valandas. Nu, per tą laiką jau geri arbatą, tai jau bus šalta. Visą atšalus arbatą įsivaizduoju. Eina, nagui. Kad nusuluptum kiaušinį. Gal specialiai, gal nežinau, gal kurva. Kur darys specialiai, čia per durnumą, žinai. Jeigu darai, žinai, kažkokias paslaugas, kažką žmogui valgyti atnešė, tai darai, kad gerai būtų, o ne kad durniaus, kurva. Jau sakau jau, kur kurva, čia papoliu, kokį čia durnyną, kurva. Su kokiais debilais, blėt, nu tai aš, kurva, nebūčiau niekur nei sapnesu. Ir dar jau su policija, nagui. Eina, nagui, da policija dalyvautų tuose cirkuose, kurva. Nu, ir pusę kiaušinio turi išmest. Atneš valgyti ir turi pusę kiaušinį išmest. Tai nagui jūs, kurva, kas jums yra, aš nesuprantu. Totaliai, kurva. Nu, tragedija, kurva. Įsivaizduoju. Anas įgi sakau, atnešė čia tų meduolių tokių. Dalina jinai. Tas slaugis, sakau, duok dar 2. Ne, neduosiu. Mano cukriniai, sako, nor dar. Sako, irgi taip pat nor cukriniai. Cukriniai kažkokie rungėlį, mūsų sakant, nurkamanino, tų kurva. Kur tie jau veidai, jau digangi. Spalva pakeitė nuo to cukraus, kurva. Jų. Su cukryje jau jie. Saka cukrų. Tai sakė, brangint cukrų. Pabrangins cukrų. Vėl žino, kad brangins. Nu, tai va. Būkite atsargus dabar su tais daktarais. Matot, kad nei kiaušinių nemoki išvirti. Kaip turi kiaušinių suvirti? Nu, aš suprantu, net daktarai vertus kiaušinių, žinai. Nu, bet tai ta pati stazė. Nu, ir ta pati stazė. Ar ne taip?
kiaušinį turi lupti pusę valandas, Jėzau. Lupi ir atsilupusą kiaušinį turi išmesti. Tai nachui tą kiaušinį reikia iš vis virti, nachui jį nešti iš vis, jeigu jisai kurva nenusilup. Aš nesuprantu, kaip tie cukriniai valga tuos, kaip jie lupa lupt. A gal su lukštais valga, aš nežinau, neklausiu. Gal jie nusilup, gal gerai jau. Lupa, žinai, po milimetrą, supranti, nusilupa gal jau turi taip apskaičiavę laiką, žinai, kad per 2 valandas po milimetrą nusilupai ir pavalgai. Bet jau būna kava atšalus, viskas būna jau atšalę. Tai jau tokia skriauda cukriniams. Tai ką darysi, iš kur to cukraus gausi, blega. Cukraus baigė. Jeigu rimtai, tai man jau cukrus tai jau tikrai baigės. Jau nieko jau nelika. Nieko jau nelika. Įsivaizduoju. Jau ant dugno. Kaip turiu valgyti, pusę kiaušinį išmedęs. Trynį. Jėzau. Jau čia su jais tokia tragedija, tai kad nachui. Tačiau rašau jiems tus, supranti, oficialius jau tus raštinius, kad jie greičiau man čia atsiskaitytų, supranti. Ir aš čia važiuoju načiort. Tegu protingi žmonės įvertina visas rizikas, klaidas, ką čia pridarė tas chirurgas, ta universitetinė Klaipėdos, tenais tie vaikai, proftikantai, kaip jos pavadins. Profkė, kas ten profkė, daugiau nieko. Profkė. Į darą nesąmonės profkiniai. Jau mes tokių nesąmonių tai jau tikrai nedarydami, jau net nebūdavo nei kalbos, supranti. Tragedija tai totali. Ir supranti, čia turi ir badu numirti, ir tavo sveikatą sugadinti. Karoči viską, sudroži. Tai taip sudrožti, Ir supranti, turi nieką nesakyti, turi tylėti, turbūt saibys, turi sakyti Dievui. Eik tu savo. Ar kaip turbūt? Batulevičių, tai tu pasakai, kaip turbūt. Jau tu teisininkas, jau teisė, jau tenai jau tavo teisiniai terminai, jau turi knygutę užsivedęs kažkokį vis tiek. Tai pasakyk, kaip yra su Vilma Venckevičienė. Ar su Vilma Venckevičienė bučiuojatės gal? Gal nesibučiuojat, ne? Pasibučiuojat vis tiek jau ant pabaigos. Kad reikalai sutaptų, kad nereikėtų skundų rašyti. O ką daryti Batulevičiau? Nėrė į krūmus kaip koks pazoras. Ir sugadinai visą teisinę advokatų reputaciją mano akyse.
daug miego. Ir sugadinai per savo nevykėliškumą, nevykšliškumą. Jeigu už tu mano ten advokat skaitais, jeigu tokį neviešlą į korumus neri, ne, tu daug pridirbai, man nepatinka. Už ką tu valgas mokėti reikia? Kokias tu paslaugas teikia žmonėm? Kokias tu man paslaugas teikia? Iš gerai arba nieka. Kitas kiaušinis nusilapės, kur pusę vos neišmest reikia. Tai va, kiaušinę gavau prieš 2 dienas. Prieš 2 dienas įsidėjau šaldytuvą, valgau vakarienę dabar. Badas totalus. Kiek tu gali sverti? 40 kilų, 50. Jeigu 50 kilų sveri, tai dar gerai. Ir poku, šimtakelių poku. Šiandien buvo atėjęs, tai tą patį šūdą aš net neganauju. Durnių klijuoja, durnius. Nežinau, kaip viskas. Tai vaistų reikia. Kurva. Skaitos daktarum. Man tai čia nei šun daktarų nesiskaito. Man tai nei šun daktarų čia nesiskaita tas asmenybė. Kažkam daktaras. Avenžinu. Ir ką tu galvin, ką jisai moka, kas gal mokėti, ateini į pilvą, reiktų pabumbent, ten kaip būgna išmokęs pabumbent, bum. Jau čia skaitos daktarų. Man čia jau šundaktarį baisiau. Nežinau, aš jo nei vardą, nei pavardys. Suokinės toksai vaikšto. Vaikšto kaip išdužęs. Kaip jau kitos kondicijas, gal orientacija kažkokia. Kažkas su orientacija man taip atrodo. Nes su orientacija tai pas normalų vyrą, normaliai. Visai kita psichika. Tai kai normalus vyrstas, supranti. Tai normalus vyra psichika pažįsti, žinai. O čia, žinai, matai, kad, šūdas, kažkas negerai. O tau ir daktarų.
Blin. Už sieną šneka kažkoks tai žmogelis tam. Ai tas kundruk dund pastovi. Dund su tom kulniu. Ai jis kai būna pritempęs kažkokią mėšlą, nežinau. Kai pritempto mėšlą kurva, pradeda dundėti, vos paina, žinai, dund. Eina navai, kurva, kai nervim tie dundėjimai. Aš jam vieną ką sakau, ko tu dundi, kas tau ir kurva. Jis į mano čia palatą pataikė. Išplaukęs visą, žinai. Sakau, ko tu dundi, kas tau yra, ateik čia, sakau. Tai sako, viskas turbūt kaip tu sakai. Ne kai viskas. Bet kai normalų žmonės, supranti, pagal teisę. Žmogus dar teisės nežino. Kaip turbūt teisė. Juk neisi nemokinsi jo. Jau savo prigimtinės teisės, tai jau turi pats mokėjai žinoti. Priežasties pasekmės dėsnis. Nesielgsiu, kad tu žmogum kaip su tavim nesielgsiu, ne. Tai taip ir elgis, net virkščiai kurva. Ant durniaus. Tai šal susideda teisė. Ir atseit būsi mane jau tiek prikirtę įktus, kad net baigva pilvas visas įsitraukt prie stuburą, supranti. Tragedija. Laukiam, kada Žydrūnas tas Svajūnas Adausas vėlisi. Greičiau pateik man. Jau atsibodo laukti. Atsibodo laukti, gulėt ant to vieną švaną. Taigi tu turi būti, tai teikit, kas nors pabūkit va mano vietoj. Aš suprasit, kai šundaktaris gyda. Tai, aš nežinau, gal per durnumą, bet jeigu tu per durnumą, tai turi atlyginti žalą. Bet kitą kartą žinotum jau, o ne į toliau darytum tas nesąmones. Ir kad manai sveikatui būtų ištaisytas visas klaidas. Kol nebus to padaryta, VSD ir STT savo darbą dirbs kaip ant ausų. Tai čia batoru, kai gausi atidirbti. Su savo draugeliu Kajieną.
Kajena. Pirmą kartą gyvenime girdžiu tokį kajeną. Hiena. Hiena, esu, žinau, hienos, ane? Tai hiena. Juokauju, žinai. Juokauju, žinai. Mus sak, neįsižeis kajena. Sakau, kai hiena. Suvalgėm 2 kiaušinukus ir mikroskopinį tą mėsos gabaliuką. Ir ką čia tos grikius valgyti šaltus. Nei kur jūs čia pasišildyti, nei ką. Ir apskritai aš nevalgau va prie tokių mikroskopų grikių, tai tokias. Einanagu. Košmaras tiesiog. Kur taip gal nutikti, tai narkomanynė. Nu gal nesupyks, kad jie, aš taip vadinu jūs narkomanį. Jeigu žmogų atsitempėt iš namų, suprantai kažkokiais kraują perpilti, nu tai taip ir atrodat. Kaip narkomanynė. Su savo tais pacientais, cukriniais, kojiniais davė, sakyt, su kojinu. Nori mane gydyti. Ką jūs esat nuveikę gyvenime šitam? Ką esat gero padarę? Jie nori gydyti, gelbėti. Ką jūs esat prieš tai jau padarę, užsirekomendavę? Grikių. Kiaušinių nemoku išvilti. Mikroskopinį mėsos. Nu tai tragedija. Tai tragedija yra. Tai yra visuomenės trauma. Tiesiog visuomenės trauma. Yra naikinimas visuomenės žalojimas su jūsų tokiom ideologijom, jūsų tokiom mintim, balsais galvose. Nu, kaip jūs elgiatės su žmonėmis? Nu, kokie atsiliepimai iš manęs gali būti apie jumis? Ką jūs apie mane galvojate, tai man išvis neįdomu. Aš jau, kai nuvažiavau į universitetinę tą pas Šebatoriaus, aš jau pamačiau, ką apie mane galvoju, kai pradėtų šūdus kalbėti, šiukšles kišti žaizdą. Nu, tai aš jau tada supratau, kaip yra apie mane galvojama. Na, ir kaip bus elgiamasi. Nu, tai tokie vat ir lūkesčiai. Tokie vat ir pliusai, ane? Ar minusai? Ar pliusai? O dar žino, visuomenė nuspręs. A velnės žino. Na, tai turi druskas čia įsidėjęs į tą dėžutę. Nes nebūna druskas kartais tam maisten, bet druskas mūsų neturi neįdulė. Kartais buvo tam tos druskas. Bet turi papildomai įsidėti. Nieko negali sakyti, žinai. Cukrinė gal ant cukraus valgo. Kad čia į to cukraus nerasta.
nėra to cukrus tam maistui. Paėmiau šaukštą, tik išdergiau į daugiau nieką, susipurvinau. Tai vadai suprantu. Nieko geriau, laukiu atsakymų, kada oficialius man tos atsakymus patiks, ką aš turėčiau pateikti akreditavimo įstaigoms. Aš tus žalos atlyginimus prašysiu. Nu. Tai jau tiek pridirbta, jau kurva. Aš jau nesitikiu namo važiuoti, kad man žala, kol nebus atlyginta. Sėdėsiu čia kiek reikės, kol nebus atlyginta žala man. Kol man, supranti, gydymui nebus pinigai grąžinti gydymui. Nes dabar kainuoja visi tie implantai, visi tie, supranti, tos prielipos, ne, dabar viskas kainuoja. Kai perki internetu, ne, užsisakai ten tos implantus. Tai nėra tokių net kalbų, kad implantų čia jum nepriima, kad gal nepriims. A dar kažkokių, kurva, tokių durnyšių net nėra. Tik pas šundaktarius. Tik pas šundaktarius tu gali rasti tokių, kad tau implantų nepriima. Jeigu šundaktaris pradėjo šnekėti, jau geriau ir nebesivelti, daugiau niekur nebevažiuotam. Jau geriau važiuoti namo ir ieškoti kitų daktarų. Ir nutraukti jų visus. O netęsti, jeigu jau pradėsi, tai dar daugiau kurva įlysi į tokią kurvą spragą, į tokias spragas, kad paskui kurva vos išlysi kurva, gyvas, blėt. Per suski kurva kokie nors tai. Eina narui. Tai va taip turit būti atsargiai, saugoti, supranti. Na. Paskui reikės jist kurva, visokie mėšlą kurva. Nemūgniai kiaušinį išverti nieką. Negali ten peikti, aš supranti, gal tokia karma, kaip ten sako, karma, ne? Nu, mūsų karma, matyti jiem tai veikia. Nu, aš tai čia ne dėl karmas aš esu. Nu, aš ėjau paslaugų gauti, ne kažkokių karmų, blėt. Šundaktorių karmų, nu. Tai jau čia, ten karmas kažkieno. Cukrinių karmą. Tai va taip supranti. Nu ką, dar turiu kelius obuoliukus tokius. Kvep skaniai žaluma. Kvep tai rudeninius, supranti, rudenį. Skanus bus. Vakar tokius du suvalgiau, skanus buvo. O ką daugiau, nieko daugiau, supranti, neturiu, ką žinai. Pasidalint, sakau, kokį turiniu, kai mes jau supranti. Nors pusvalandį, žinai. Na ir balsas, žinai, užkrintant ant vieną šoną gulį, žinai. Nu, kai ir supranti gravitaciją, žinai, tokie stovi tiesiai, žinai, per stemplį ir eini tiesiai, žinai, tas ors. O tokie šoną gulį, blėt. Viskas ten pasiliek, nahui, taip. Tau neišai normaliai. Tas deguonis, matyt, jau pasenęs, ten ir pasiliek, matyt, tas senas. O kažkaip, matyt, vis tiek turi, vat, kad tau, supranti, funkcionuot normaliai tiesiai, o ne šūnų, žinai. Nu, tai ir atsiranda stazė.
O šundaktaris juk nedurnas, jisai supranta. Jis tegu nesupyks, ką aš tai vadinu. Aš tai tenai apie amerikietišką tenai. Esu matęs amerikietišką tokį, supranti, visai. Čia Lietuvoje tai dar auksinis dar. Auksinis. Nu, aš kalbu apie tus šundaktorius, tai trečių šalių, žinai. Nu, šundaktorių. Tai nesuprant, kurva. Tiek atsilukę idiotai, kurva. Nu, tai tragedija, zaman. Ir aš važiuoju, žinai. Ir motinai sakau, kurva, jau gulėjau. Kiek jau ten buvo dar. Jau 4 metai buvo. Motinai sakau, nu tai blėt, guliu visą laiką ant to vieną šūną. Nu tai kurva, strikuotas. Kvepams prisigaupu. Tų skreplių ir ko ten, žinai. Tai juos sako, nu tai kaip tau kitaip. Nu. Tai jau žmogus jau nieko nebaigęs, jau suprant geriau negu kurva. Šundaktaris kurva. Tai tragedija kurva. Ir tu jiem turi patikėti savo sveikatą, jie nori tave gydyti. Išsitempia su policijom kurva, nesupranti kaip iš kur ką. Neįgalų kurva. Neįgalų kurva. Įsivaizduoju, negali net paeiti. Ir dar kurva dar ištrauka tu iš ligoninės, pabėgai kažkokių propagandų, kurva. Ir dar prirašo, kurva, į ją sveikatą tau, kurva, tas durnystas savo sugalvotas, įsivaizduoju. Tai baisiai ir būt negal, kurva. Kreipsiuos totaliai į VSD, STT visas tarnybas, kurva, siūsiu emailus, plėt ir rašinėsiu, kurva, elektroninius parašus aš visiems, supranti, gaus socialinis darbuotojas, sutvarkyti reikalus ir pradėsim darbus jau rimčiau, nes atsiboda. Supranti. Kvepams ant šono. Ir tu dar taip sugalvoji, visuomenės grėsmė. Nu, tai gerai. Visuomenės, tai visuomenės. Išreiškės tos grėsmės visuomenės, kai ant dėkliuką. Kai ant padėkliuką bus. Už sugadintą sveikatą. Ir tas manipulacijas visokias, blėt. Konkrečiai, supranti, konkrečiai. Tai va taip, supranti, sakau, žinai, ir aš baiginėsiu. Tai gerai, kad žiūrėjo Dievą. Kad nebūtų liūdna, sakau, įmėsiu kažką, žinai, pavaidinsiu. Parodysiu. Kad čia tos vaidybos nėra vienių faktais remės ir va, pasakoju istorijas. Tai gerai, va, ačiū, kad žiūrėjot. Remkit. Ir būkit patenkinti, laimingi.